Tai paprastas triukas šepetėliams. Nesvarbu, ar dengiate vamzdžius, ar juos valote, skirtumo nėra. Turėsite tvirtinimo varžtą, kuris laiko jūsų šepetėlį ant veleno štai taip. Bet jei dėl kokios nors priežasties tas tvirtinimo varžtas nusidėvės, pastebėsite, kad velenas suksis, bet tuo pačiu metu nebūtinai judins grandinę, šepetėlį. Taigi, norint tai išspręsti, akivaizdu, turime tai, ką vadiname šepetėlio užraktu. Atrodo štai taip. Šepetėlio užraktas dedamas iš vienos pusės ir, žinoma, iš kitos pusės uždedate kitą šepetėlio užraktą štai taip. Ir tai neleidžia šepetėliui judėti. Bet štai mažas triukas, kurį atradau ir kuris tikrai šaunus. Štai čia yra tiesiog standartinė guminė tarpinė ir viskas, ką reikia padaryti, uždėti guminę tarpinę iš vienos pusės, uždėti šepetėlį, tada kitą guminę tarpinę iš kitos pusės ir tada uždėti kitą veleno užraktą. Dabar yra guma, kuri neleidžia viskam judėti, kai sukate. Taigi veleno užraktai užsifiksuoja ant veleno, o guma laiko viską vietoje.